Aš visą gyvenimą buvau kaip gelbėtojas, nežinau, žinot, bet yra tokie 3 tipai. Tai yra gelbėtojai, auka ir persekiotojai. Tai aš apie persekiotojus žinau mažiausiai, bet labai daug domėjausi apie gelbėtojus ir aukas. Nes kadangi pati visą gyvenimą kaip esu gelbėtoja, ir čia ne tik santykiuose, čia aplamai in general, tarsi ir gyvenime, nes, pavyzdžiui, būdavo iki tokio lygio, jog aš tarsi šneku su kažkom telefonu, kam reikia mano pagalbos, aš neinu į tualetą, nors tarsi noriu į tualetą, tarsi ten sėdžiu, laukiu, kol pabaigs šnekėti. Nes jie manęs reikia. Aš suprantu, ant kiek absurdiškai tai atrodo, bet iki tokio lygio buvau dasvedus. Ir man labai padėjo paskutinė psichologė kažkaip su to susitvarkyti. Ir jinai man sakė, kad turi tapti savanaudė. Ir kad ir kaip tai skambėjo, tai make no sense vėliau. Iš pradžių ne. Bet vėliau tai pradėjo making sense, kad turi tapti savanaudė ir iš pradžių daugumai ir aplinkų žmonių sakys, kad kokia tu savanaudė palikti la. Bet vėliau po laiko pradės stabilizuotis. Ir pradės jausti ribą, kada turi būti šiek tiek savanaudė ir savo skirti dalykų ir kada gali skirti savęs kitiems. Ir jaučiu, kad dabar pradeda šiek tiek po biškelį visą tai atrodo stabilizuotis ir jau pradeda tokį jausti kažkokį balansą. Ir tokia šiaip labiau happy jaučiuosi, nežinau. Bet iki to laiko tai buvo visiškai, kad turėdavau visiems padėti, aukodavau savo laiką, savo gerovę, visiškai, kad kitiems tik tais padėti. Ir žinot, kam yra problema? Gelbėtojai labai pritraukia aukas. Tai reiškia, kad jeigu tu esi gelbėtojas, tai tu trauki dažnai aukas, ar ten kaip draugus, ar ten antras pusės, persekiotojai irgi traukia aukas dažniausiai. Ir problema yra tame, kad gelbėtojai kartais virsta ir aukom vėliau, kai atsibosta gelbėt ir jie galbūt negauna kažko to tipo atgal, tai jie gali pavirsti aukom. Žiauriai, tarsi įdomi ta psichologija yra, man šiaip patinka labai psichologija. Galvoju, galbūt įdomus, jei būtų pastudijuoti psichologiją. Bet šiaip jo, norėjau pasidalinti apie savo gelbėtojos tipą ir einu pasidaryti kavutės.